Praeitą kartą buvau dėjęs nemažai irgi tokių Hyundai'ų, Palisade, labai žmonės susidomėjo iš tikrųjų. Šitas dar vienas 23 metų Calligraphy komplektacija, tai čia yra pati aukščiausia įmanoma komplektacija. O atgavęs yra į priekinį dalį. Ten truputį matosi ir tepalai yra pabėgę, ar ten šlapia. Bet kaip matot, lonžironai ir balkis, radiatoriai, čia viskas yra sveika. Kapotas matau irgi palenktas. Ir durys, ir stiklas sudaužytas. Tai pasižiūrim, kas čia matysis. Gavęs grinai per šoną šitas sparnas. Juodas salonas. Lapkričio 6 bus aukcionas. 63,5 tūkstančio mylių beveik turi nuvažiavęs. Šildomas, šaldomas sėdynės, graži apdaila, imitacija medžio, šildomas sėdynės, visos aklo zonos, linijų palaikymo zonos ir taip toliau, projekcija ant lango. Kaip minėjau, Calligraphy jos turi, žinokit, viską. Juodos lubos, o detalių irgi dar prikrauta labai daug, duliukai. Jį kūrėsi ir važiuoja. Šildomas vairas, šildomas šaldomas sėdynės. Taip. Ką dar mes čia turim? Labai graži apdaila šita vidinė. Odos būklė ideali. Va yra iššovus sėdynė. Yra lubos iššovusios. Bet pačios sėdynės, odos sėdynės yra viskas gerai. Taip, turi užuolaidas. Pasižiūrim, kas čia prikrauta, yra visas bamperis priekiu, neaišku, ar jisai geras bus. Dar kažkokių detalių. Gale klima. Gale taip pat šildomas, šaldomas sėdynės. Parktronikai visur. Pasižiūrim į galą. Pažiūrim šitą pusę. Šitą pusę yra sveika. Kaip minėjau, tik tai priekinis sparnas, bet yra užkliudžiusios ir duris.